All right, so hey, welcome from Kandern, Germany. Linkėjimai iš Vokietijos, Kandern. So we're really excited about what the Lord is doing here in Germany and in Klaipėda, Lithuania, and Greater Grace and Bible Speaks churches all over the world. Mes sužavėti dėl to, ką Viešpats daro, tiek čia, pas mus, tiek Klaipėdoje, tiek visose didesnės malonės bažnyčiose pasaulyje. And like we mentioned last week, we wanted to speak this week, today, about, and right now, about not just grace, God's grace or greater grace, but the greatest grace. Ir praeitą savaitę minėjau, kad mes kalbėsim šią savaitę ne tik apie malonę ar didesnę malonę, bet kokią? The greatest. Didžiausią malonę. Greatest grace. How great is our God, how great is His name. If we sing how holy is the name of Jesus and how great He is. Giedam iš tikrųjų, koks šventas yra Viešpaties vardas ir koks didis Jisai yra. This is different than when the Muslims say Allah Akbar, God is great. No, it's not the same greatness. Ir iš tikrųjų mūsų Viešpaties didybė nėra tokia, kaip musulmonai, kad sako, Allah yra didis. Mes kalbam apie kitokią didybę. We're talking about God's, not just His holiness and His righteousness being great, but His love, His grace is so great. Mes kalbam, kad iš tikrųjų mūsų Viešpaties meilė ir malonė yra tokia didelė, tokia didinga. I had a discussion with Pastor Mushfiq over the messenger, audio messenger chat, and we were discussing what is God's grace. Ir mes su pastoriu Mushfiq iš tikrųjų per messengerį diskutavom, tai kas yra toji Dievo malonė. We use the term a lot, and we throw it around, grace, oh, God's grace, we love His grace. Well, what is it? Mes dažnai kalbam iš tikrųjų apie Dievo malonę, gal kartais net per lengvai iš tikrųjų kalbam apie tai, bet kas iš tikrųjų yra ta Dievo malonė? And how is it related to the gospel, and how do we communicate this message of grace, the greatest grace? Iš tikrųjų, kaip ta malonė yra susijusi su Evangelija ir kaip mes galim dalintis tą malonę žinią. All right, so we know that grace is explained through John 3:16. So God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Galim sakyti, kad malonė paaiškina Jono 3:16, kur sako, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtikins, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. So that's a great grace. If we believe, jeigu mes tikim tuo, ką sako ta eilutė, tai yra tikrai ta didelė malonė, didžioji malonė. Whosoever believes, right? They will not perish. Kiekvienas, kuris tiki, nepražus. That's grace. Tai yra malonė. Just by believing. Kad vien per tikėjimą. But we read in scriptures that grace might even be greater than that. Bet rašte mes skaitom, kad yra dar didesnė malonė. Pastor Mushfiq mentioned how effective it is to share with Muslims. He often talks with Muslims growing up in a Muslim country in Azerbaijan. Ir pastorius Mushfiq dalinosi, kaip jisai skelbia iš tikrųjų Evangeliją musulmonams, nes jis užaugo tarp musulmonų Azerbaidžane. And one verse that is very powerful, and for all of us that we would share with strangers on the street, is Luke 23:34. Ir viena tokia labai stipri eilutė yra Luko 23:24. And what does that say? Galim pažiūrėti iš tikrųjų, ką sako ta eilutė. It's very simple. Jesus says from the cross, He prays to His Father. Tai iš tikrųjų yra Jėzaus malda tėvui, kai jisai buvo kentėjo ant kryžiaus. Father, forgive them, for they know not what they do. Ir ta malda yra Tėve atleisk jiems, nes jie nesupranta, ką jie daro. Right, we heard the words from Erica Kirk last Sunday night during the Charlie Kirk Memorial. Ir praeitą savaitę buvo atsisveikinimo toks laikas su to Charlie Kirk ir jo žmona.
And she was Ji kalbėjo. not the last speaker, but she was the penultimate speaker of the memorial, where there was how many? At least 60,000. One estimate was over 100,000. Who knows how many people were there? Tose laidotuvėse buvo susirinkę gal 60 tūkstančių, kiti savo, kad ir 100 tūkstančių žmonių ir ta žmona buvo viena iš tų, kurie kalbėjo per tas laidotuvės. But millions watched either live or like I did afterwards through the Ir daug kas paskui žiūrėjo tą tiesioginę transliaciją arba įrašus. When she said those words very powerfully, that young man, I forgive him. Ir ta žmona pasakė, aš atleidžiu tam jaunam vyrui. All right, this is the wife of a so-called racist, fascist, who said those words. Ir kai kurie tą Charlie Kirk visaip vadina, ar ten jisai rasistas ar fašistas. And anyone who dares to call Charlie Kirk a fascist and a racist, they need to apologize. They need to repent, of course. Bet visi, kurie jį taip vadina, turėtų iš tikrųjų atsiprašyti ir atgailauti dėl to, kad jie taip kalba. Or they lose total credibility in the public square, in the public discussion that we cannot listen to anymore if you speak that way about anyone. Iš tikrųjų, iš viso apie bet kokį žmogų taip kalbėti ir ar galima pasitikėti žmogumi, kuris taip kalba. Without evidence. Just say that someone's a racist. Say I'm a racist without any evidence. Be įrodymų. Labai lengvai kartais žmonės mėtosi tomis etiketėmis. All right, but Erica Kirk, the wife of Charlie, she said that young man, referring to the man who killed her husband 10 days before that. Bet ta žmona, jinai ištarė tos žodžius apie tą jauną žmogų, kuris iš tikrųjų prieš 10 dienų nužudė, ar prieš 11 jos vyrą. It said, I forgive him. Jinai sako, aš jam atleidžiu. And yes, we are called to forgive, Ephesians 4:32, as we are forgiven. 4:32 yra tas kvietimas, sako, atleiskite, kaip jums yra atleista. Stephen, when he was being stoned to death, he also forgave those who were stoning him. Said, Lord, don't lay it to their charge. Ir Stepanas prieš savo mirtį, kai buvo užmėtytas akmenimis, jisai šaukė, viešpatie, neįskaityk jam tos nuodėmės, atleisk jiems. And the greatest words, when Jesus himself from the cross, as they were crucifying him, said, Father, forgive them, for they know not what they do. Ir aišku, patys nuostabiausi yra Jėzaus žodžiai, kai jisai buvo nukryžiuotas ant kryžiaus, Jėzus pasakė, Tėve atleisk jiems, nes jie nesupranta, ką jie daro. And why do we call this the greatest grace? Ir kodėl mes tai galim vadinti didžiausią malonę? It's the greatest grace if it's a truly an unconditional love. Nes didžiausia malonė yra ta tikra, besąlygiška meilė, that God is extending to the whole world. Kurią Dievas siūlo visam pasauliui. He is the Savior of the whole world. Jėzus yra viso pasaulio gelbėtojas. In 1 Timothy 4:2, 1 Timotiejui 4:2. He's the Savior of the whole world, especially those who believe. Pažiūrėsim, kaip ten sako lietuviškai. I'm sorry, 1 Timothy 4:10. 1 Timotiejui 4:10. What does it say? Sako, mes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų gelbėtojas. Yeah, ypač tikinčiųjų gelbėtojas. So he is the Savior of the whole world, no matter what translation you read. Ir į kokį vertimą mes bežiūrėtumėm, prasme išlieka ta pati. Savior of the whole world. Visų žmonių gelbėtojas. We trust in the living God, who is the Savior of all men. I'm sorry, all men. Is that the same as the whole world? Some people say, oh, he's the Savior of all peoples, which means he will save people within all nations. But look at the words. He is the Savior of all men, especially of those that believe. Lietuviškas vertimas sako, jis yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų gelbėtojas. So I'm here to pronounce and to proclaim today this greater and greatest grace. Ir aš šiandien tiesiog noriu skelbti tą didesnę ir didžiąją malonę. That says, the message is that Jesus has not only paid for the sins of the whole world.
Ir ta malonė žinia yra, kad Jėzus ne tik sumokėjo už viso pasaulio nuodėmės, but he has also forgiven. bet jis taip pat atleido. He is the savior of the whole world. Ir jis yra viso pasaulio gelbėtojas. And this message should be appealing to Muslims, and not only to Muslims, but to Buddhists and atheists and anyone who has breath. Ir todėl šitą eilutę, aš manau, iš tikrųjų turėtų kalbėti visiems, ir netikintiems, ir ateistams, visiems, kurie kvėpuoja, kurie yra This is gyvi. good news for all human beings. Čia yra gera naujiena visiems žmonėms. What is greater, to say, you're stand up and walk if you're crippled, or to say your sins are forgiven? Ir kas yra didingiau, kas yra nuostabiau, ar pasakyti kelkis ir vaikščiok, tavo nuodėmės atleistos, ar tavo, atsiprašau, tai tarp tų dviejų dalykų, kas yra stipriau. Yeah, so it's in Mark 2 where Jesus is speaking to the cripple. Ta istorija iš Markaus 2 skyriaus, kai Jėzus kalba su to luošiu. And unconditionally, not because of anything that the cripple did or earned his, was worthy of this forgiveness, but he said, your sins are forgiven. Jis be jokio iš tikrųjų darbo iš to luošio pusės, jis sako, tavo nuodėmės yra atleistos. Like in John 8, where Jesus also speaks to the woman caught in adultery. Ir Jono 8 skyriuje, kai Jėzus kalba su moterimi, kuri buvo pagauta svetimaujant. And said, women, where are your accusers? Ir jisai klausė, moterie, tai kur tavo kaltintojai? She said, they're all gone, there are none. Ir jis sako, nėra nei vieno, jie visi pasitraukė. And then Jesus says this unconditional love of neither do I condemn you, accuse you or condemn you. Ir aš tavęs nekaltinu. Is that, would he say that only to her and not to someone else? Ir ar mes galim sakyti, kad tie žodžiai skirti būtent tai moteriai, o ne kitiems? I believe that he is saying that to the whole world. Aš tikiu, kad I do not condemn you. Jisai sako kiekvienam šitame pasaulyje, kad aš nesmerkiu tavęs. Right? But go and sin no more, he says. Bet taip pat jisai sako, eik ir daugiau nebenusidėk. You see, there's the catch. All right, okay, so we have this greatest grace up front that God says he does not condemn us. No condemnation to those who are in Christ Jesus. Yeah. Tai, kad Dievas iš tikrųjų, jisai sako, nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje, aš daugiau nepasmerksiu tavęs. And who are those who are in Christ Jesus? O kas yra Kristuje Jėzuje? Those who can believe that this greatest grace is true. Tie, kurie tiki, kad ta didžioji malonė yra tiesa. They believe and receive it. Tie, kurie tiki ir priima. And we don't have to question, like, is it for me? Ir mums nereikia bejoti, ar čia tikrai skirta ir man? Or is this grace only for those that God has chosen? Ar čia skirta tik kažkuriem Dievo išrinktiesiems? No, it's for me, it's for you, it's for all of us. Tai yra ir tau, ir man, mums visiems. This is why we should have confidence when we preach this gospel, this good news, this message of greatest grace to the world around us, on the streets. Ir todėl mes drąsiai galime skelbti šitą gerą naujieną visiems gatvėse, visiems, kuriuos sutinkame. Right, so Jesus did not come to condemn the world, but to save it. Jėzus neatėjo, kad pasmerkti šitą pasaulį, bet kad išgelbėti. Right, we know that continues in John chapter 3. Ir Jono 3 skyriuje galim toliau čia skaityti. From verse 17 it says, 17 eilutės, Jono 3:17. God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Dievas atsiuntė savo sūnų į pasaulį ne tam, kad šis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Right? He that believeth on him, verse 18, is not condemned. Tas, kuris tiki jį, nėra pasmerktas. But he that believeth not is condemned already. Atsiprašau, gal iš naujo. Kas jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. Yeah.
And he that believeth not is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Taigi, pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardo. So why don't all people receive this love if it's free? It's a free gift of grace. Ir atrodo, kodėl žmonės nenori priimti tokią malonės dovaną. So the answer is in the next couple of verses. So we have to continue reading. Atsakymas yra, jeigu skaitysime toliau. All right. So John 3:18 says. I'm sorry. 19. And this is the condemnation, that light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. O teismo nuosprendis yra toks: šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Right, so light has come into the world to save everyone. Šviesa atėjo į pasaulį, kad visi būtų išgelbėti ir visiems būtų atleista. And not everyone receives that light. Bet ne visi priima tą šviesą. Because they love the darkness. Nes jie pamilo tamsą. Right, they're not finished doing their evil deeds, so they're not willing to receive any forgiveness for their evil deeds. Ir jie nenori dar sustoti daryti blogį, dėl to jie nepajėgus priimti atleidimą. And God has actually blinded their hearts and their minds, because they refuse the light. They refuse this greatest grace that is for them, for all. Kadangi jie atsisako tos didžiausios dovanos ir didžiausios malonės, Biblija sako, kad Dievas apakino jų protus. Right, verse 20, it goes on explaining some more. Ir 20 eilutė dar labiau paaiškina. For everyone that does evil hates the light. Kiekvienas, kuris daro blogą, neapkenčia šviesos. And neither comes to the light, lest his deeds should be reproved. Ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. But he that doeth truth cometh to the light. Verse 21. Ir 21 eilutė, o kas vykdo tiesą? Now, who are these people that doeth truth? They're not believers yet. Tie, kurie vykdo tiesą. Ir čia kalba apie krikščionis. They're not Christians. They are those who are doing truth, they are seeking truth, and they come to the light. Yra tie žmonės, kurie ieško tiesos, kurie iš tikrųjų vykdo tiesą ir eina į šviesą. That his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Jie eina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve. So yeah, God wants to save, right? He is not willing that any should perish. Ir mes žinom, kad Dievas nori išgelbėti, jis nenori, kad nei vienas žmogus pražūtų. But that all should come unto repentance. Dievas trokšta, kad visi ateitų į atgailą. And he unconditionally forgives us. Ir Dievas besąlygiškai atleidžia visiems. And okay, there is a little condition. Bet aišku, yra tokia viena sąlyga nedidelė. We need to ask. Mes turime iš tikrųjų iškelti tą klausimą. Ask. We need to ask. Paprašyti iš tikrųjų tos dovanos. Like the man in the parable of the unmerciful servant. Matthew 18. Mato 18 skyriuje yra ta istorija apie negailestingą tarną. All he did was ask, please forgive me my debt, please have patience with me, and I will certainly repay the 10,000 talents that he owed. Man kantrybės ir aš sumokėsiu tai, ką esu tau skolingas. No, he should have known, and everyone should have known, that he could not have possibly paid back that debt of 10,000 talents, which is like $52 million in today's money if it was silver. Nors tą skolą iš tikrųjų neįmanoma apmokėti, nes mūsų pinigais tai būtų kiek? $52 million. That's 20 years ago, so it's like maybe $100 million debt. And so, yeah, so the master said, okay, I forgive your debt. Bet šeimininkas sako, gerai, aš iš tikrųjų atleisiu tau tą skolą. Because you asked. Nes tu paprašei. So is that unconditional love? Ar tai yra besąlygiška meilė? Almost. Beveik. It's given unconditionally, but there is a condition to receive it. It's just to ask
jinai besąlygiškai duodama, bet tiesiog reikia paprašyti. We mentioned last week, right, Romans 10:13, whosoever calls on the name of the Lord shall be saved. Kaip praeitą savaitę mes sakėm, kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Right, and that's quoting from Joel, actually, Joel chapter 2 in the Old Testament, Ir čia yra minor prophet. citata iš Joelio pranašystės, kuris dar vadinamas mažuoju pranašu. Could it be that simple, just to call on the Lord and we will be saved? Ar gali būti taip paprasta, kad tiesiog mums tai reikia šauktis viešpaties ir mes būsime išgelbėti? John 3:14, before the John 3:16, 15, 16, says, those who looked on the brazen serpent on the pole, by just looking, they were saved. Ir mes žinom tą istoriją irgi iš Senojo testamento, kaip Mozė padarė tą varinį žaltį ir visi, kurie žvelgia į tą žaltį, jie buvo išgydyti. Right? Yeah, they were healed. They were healed of the deadly snake bite. Jie buvo išgydyti nuo tų mirtinų iš tikrųjų įkandimo. So we ran out of time again, so we're in closing. Ir dabar jau laikas eina į pabaigą, bet pabaigai I asked you to do homework before this week, and now again we have homework to meditate on this for yet another week. namų darbai bus pamastyti dar vieną savaitę. Could it be that, yes, that those who believe in universal salvation, who are the greatest gracers, you know, we are greater grace, they are the greatest grace, those who believe in universal salvation. Pamastyti, kaip... Gal užbaig mintę? Yeah. Pamastyti. Well, could it be that, that there really is something to, there is something there with the universalists say that all will be saved. Pamastyti, ar gali būti, kad visi bus išgelbėti, nes yra iš tikrųjų tokių mokymų, kad Dievo malonė tokia didelė, kad ne visus išgelbės. Try to find at least 10 verses that support this idea that everyone will be saved. Ir pabandykit paieškoti eilučių, kurios kalbėtų apie tai. Yeah, 10. It shouldn't be very hard. I found at least 10. Man pavyko surasti 10 eilučių. All right, so we're finding 10 verses that support universal salvation, but we say, no, that can't be possibly true that God would save the whole world. Ir jeigu yra tos eilutės, tai kodėl mes taip skubam prieštarauti, kad Dievas tikrai negali visų išgelbėti. Yes, because there is a catch. Nes yra vienas toks dalykas. Is that we can lose our salvation. Kad we can lose our salvation that God gives to us freely. Pagal tą mokymą universalistoje. Well, yeah, I'm asking you to do your homework and to find out, can we really lose our salvation? Bet yra tas balansas iš tikrųjų, kai sako, kad visi bus išgelbėti, bet tuo pačiu yra tas mokymas, kad galim prarasti išgelbėjimą. Right, or like Pastor Stephen said, you know, he used to teach us that we can't lose our salvation, but we lose what we seemed that we had, but we didn't have. Ir mūsų tarnavimo pradininkas, pastorius Stevensas mokino, kad iš tikrųjų neįmanoma prarasti išgelbėjimo, bet įmanoma prarasti, jeigu tu galvoji, kad tik turi išgelbėjimą. Right, so this is the Matthew 7:21-23 principle. Ir Mato 7, 23, nuo 21 iki 23 eilutės. Where, Lord, didn't we do all these mighty works in your name? We were in your church and we did miracles, we cast out demons. We did all these things. We didn't do a lot of bad things. Pas Jėzų ateina ten žmonės ir jie sako, argi mes neišvarinėjom demonų tavo vardu, argi nedarėm stebuklų tavo vardu. And Jesus says, depart from me, I never knew you. O Jėzus atsako jiems, pasitraukit nuo manęs, aš niekuomet jūsų nepažinojau. So wait a minute, so it's not, they didn't lose anything that they had. Jie neprarado nieko. They just never had it. Bet jie niekada neturėjo to. Right? Yeah, this should sober us all. This is a very sobering word. Ir aš manau, tas žodis turėtų mus visus priversti susimastyti. So I am calling on us to meditate on this idea that yes, everyone can be saved, everyone is saved, everyone, the light has shined on all men, John 1:5-9.
Ir Jono 1:5-9 sako, kad Dievo šviesa apšviečia kiekvieną ateinantį šį pasaulį. But we can reject it and Bet throw it žmonės off and gali say, no, atmesti tą šviesą, nepriimti ir sakyti, ne, man nereikia, I don't want it. aš nenoriu to. Yeah, so that's how this grace is the greatest grace that is given to everyone, and we have to receive it or else we will lose it. Ir mes turim arba priimti jį malonę, arba prarasim ją. Ta didžia Dievo So- malonė, kuri duota So kiekvienam. please meditate on that and consider it, Ir pamastykit apie tai, apsvarstykit because you'll see that this is dar kartą one way malonę. to read the Bible coherently and experientially, which is two ways that we can determine what is true, is that it's coherent, that it's logical. Ir matykim tą logiką Biblijos. And yes, we can actually, like Plato would say, save the phenomenon. Ir išsaugokim, klausau nuo žodžiais, tą fenomeną. We can actually save the scriptures from losing their sense by understanding salvation this way, the gospel. Ir išsaugokim Dievo žodžio prasme, iš tikrųjų teisingai suprasdami, kas yra ta malonė ir Evangelija. That the atonement really is unlimited, that it's for everyone. Supraskim, kad iš tikrųjų atpirkimas tikrai yra neribotas ir skirtas visiems, Jėzus sumokėjo už visų nuodėmes. But the result is that it becomes limited because many are called, but few are chosen. Many will reject the gospel. Bet žmonės patys iš tikrųjų apriboja tarsi tą malonę atmesdami ją. So again, we started with the words, Father, forgive them, for they know not what they do. Ir kaip mes pradėjom šitą šiandien nuo tų žodžių, Jėzaus maldos, kad Tėve atleisk jiems, nes jie nesupranta, ką jie daro. Let us consider that Jesus was praying that prayer for all mankind, and that the Father actually would answer his prayer Ir iš to tikrųjų forgive all mankind. žiūrėkim, kad Dievas atsakė tą Jėzaus maldą ir atleido visai žmonijai. That is the good news. Tai yra geroji naujiena. The bad news is that not everyone receives it. It's a mystery of iniquity. Bet blogoji naujiena, kad ne visi priema tą gerąją naujieną ir tai yra nedarybės All right, paslaptis. so let's pray. Ir dabar pasimelskime, Our time is up. So, nes laikas jau baigėsi. Lord, we just thank you Ir for Viešpatie, ačiū tau, your grace. ačiū už tavo malonę. It's not only greater, it's greatest. It's the greatest grace. Ir tai nėra tik tai didelė malonė, tai yra pati didžiausia There can be no malonė. greater grace than the grace that God Ir gives. nėra didesnės malonės už Dievo malonę. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Atlygis už Jesus nuodėmę yra mirtis, bet Dievo dovana yra amžinas gyvenimas per Jėzų Kristų. Those words, let them sink in. Ir Lord, tegul tie let those words žodžiai sink in our hearts. giliai nugrimsta į mūsų širdis, What it means that the gift of God is eternal life through kad mes Jesus Christ. suprastumėm, ką tai reiškia, kad Dievo dovana yra amžinas gyvenimas per Jėzų So Kristų. Lord, we we commit these words to you in Ir Jesus' Viešpatie, name. dabar atiduodam tai tavo rankas Amen. ir meldžiamės tavo So vardu. Amen. again, bless all the believers there in Klaipėda, Ir Lithuania. dar kartą Greet you. meldžiamės iš tikrųjų palaiminimo tikintiesiems Klaipėdoje. Encourage you to be ready to go to the conference in Riga, which is coming soon in a couple of Ir weeks. drąsinam visus važiuoti į Rygą, į tą konferenciją, kuri bus po poros We savaičių. wish we could be there with you. Ir aišku, norėtumėm irgi būti kartu. And thank God for Pastor Mushvig that he's coming from so far away again to be with you all, as well as Pastor Chaba, Yeah. a special guest from Budapest. Bus ten du We'll be there. ypatingi svečiai iš Budapešto, pastorius Čiaba ir pastorius Mušvik. And of course, Pastor Risto and the team from Finland will be there. Ir pastorius Risto bus iš Suomijos ir kiti iš Suomijos. So it's great to gather together in faith to strengthen our faith and our unity. Kai mes susirenkam kartu, iš tikrųjų mūsų tikėjimas ir mūsų vienybė yra sustiprinti. That we be unified by the truth and the love of Christ. Kristaus meilė ir tiesa suvienijamos.
So God bless you. God willing, we'll be again here next week to greet you all. Ir iki kitos savaitės, ir kitą savaitę tikimės vėl galėsim jūs pasveikinti. So until then, viso gero, iki kitą kartą. Šlovė Dievui. Ačiū tau.